Sveiki, esu Augustas ir šiandien kartu su kolega Ryčiu pristatysime projektą, kurį pastarąjį pusmetį vykdėme agentūroje Investuok Lietuvoje. Projekto metu apžvelgėme esamą Lietuvos regioninės politikos situaciją, radome geriausių specializacijos naudą įrodančius pavyzdžius užsienyje ir parengėme ekonominės specializacijos apibrėžimo ir įgyvendinimo gaires, kurias pristatysime pradėdami nuo svarbiausių regioninių problemų įvardijimo. Visų pirma, svarbu pabrėžti, kad tolygi Lietuvos regionų ekonominė plėtra strateginiuose dokumentuose jau įvardijama kaip nacionalinis prioritetas. Vis dėlto, regioninę plėtrą reglamentuojanti regionų plėtros programa ir konkretūs plėtros planai nepateikia į atskirus regionų pranašumus ir jų ateities poreikius orientuotų sprendimų. Šiandien jie yra supanašėję ir neambicingi, o vietos institucijoms, regionų plėtros taryboms ir savivaldybėms trūksta savarankiškų funkcijų ir atsakomybių bei išteklių, kurie paskatintų imtis į ekonominę pažangą orientuotų strateginių sprendimų. Visa tai lemia, kad ekonominė nelygybė Lietuvoje mažėja per lėtai. Kaip matome žemėlapyje, BVP vienam gyventojo rodiklio skirtumai tarp regionų yra itin dideli, o tai silpnina ir nacionalinę ekonomiką. Visa tai lemia, kad dabar vykdoma regionų plėtros politika nepadeda pasiekti strateginių valstybės tikslų. Kaip matome šioje diagramoje, regionų nelygybė rodantis BVP vienam gyventojui vidutinis nuokrypis nuolat auga. Jeigu norime pasiekti ambicingo tikslo sumažinti šį rodiklį iki 19,8%, privalome imtis ambicingos regionų specializacijos strategijos, kurios tikslas gerinti ekonominės sąlygas regionuose ir mažinti nelygybę tarp jų, glaudžiai siejasi ir su 19-osios vyriausybės programa. Taigi, pristatome dabartinės regionų plėtros problemas ir ateities tikslus atitinkančią viziją – kurti tolygiai išsivysčiusią ir aukštą pridėtinę vertę kuriančią, o svarbiausia – specializuotą regionų ekonomiką. Trumpai apie tai, kodėl kalbame apie specializaciją kaip sprendimą, tai ne tik EBPO įvardija šią strategiją kaip padedančią silpnesniems regionams ekonomiškai prisivyti stipresnius, bet ir mūsų analizėje apžvelgti užsienio pavyzdžiai aiškiai rodo, kad įgyvendinant tiksliai apibrėžtas specializacijas regionuose stiprėja tiek lokalios, tiek nacionalinės ekonomikos produktyvumo ir našumo rodikliai, kuriasi naujos įmonės, darbo vietos, auga sukuriamas BVP ir kiti rodikliai. Taigi, kaip viso to pasieksime? Pirmiausia, rekomenduojame į regionų plėtros programą įtraukti tikslesnį ekonominės specializacijos apibrėžimą, kaip regiono plėtros prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių visumą, koncentruojant žmogiškąjį ir finansinį kapitalą į produktyviausias ir perspektyviausias konkretaus regiono ekonominės plėtros sritis. Specializacijos įtraukimas į regionų plėtros programą paskatintų koreguoti regionų plėtros planus ir daryti juos kryptingesnius ir perspektyvesnius. Kaip galima specializacijos įgyvendinimo metodiką siūlome taikyti katalizinių specializacijos sričių arba KSS metodiką. KSS yra ekonominė strategija, kai konkrečiame regione sudaromos sąlygos kurti specializuoto verslo sambūriui. Pirmasis jo žingsnis yra galimų pradžios taškų nustatymas pagal dabartinius lokalius ekonominius parametrus ir įvertinimas pagal globalias ateities tendencijas. Antrasis žingsnis yra perspektyviausių KSS išskirimas. Tai atliekama remiantis matrica, kurioje vertinamas srities augimo potencialas ir esamas bei būsimas konkurencinis pranašumas. Galiausiai, trečiajame žingsnyje yra įvardijamos KSS plėtojimo priemonės. Pagrindinės jų grupės yra sąlygų koordinuotam bendradarbiavimui sudarimas, dėmesys talentų pasiūlai ir investicijos į reikalingą infrastruktūrą. Įvardijus šias priemonės svarbu nustatyti jų įgyvendinimo etapus, tikslus ir poveikio kriterijus. Šiuos tris žingsnius, kurie padės valstybei ir regionams įvardyti perspektyviausias ir produktyviausias specializacijas, matome konkrečioje vykdymo schemoje, kurioje numatome pagrindinius veiksmus ir atsakingas institucijas. Su šia schema išsamiau galite susipažinti mūsų projekto puslapyje patalpintoje medžiagoje. Ačiū už jūsų dėmesį ir kviečiame bendradarbiauti. Svarbiausią informaciją rasite nuskanavę QR kodą arba mūsų projekto interneto puslapyje. Kilus klausimams, susisiekime.